kaip gražu. Prašom, prašom. Sėskis. Vardas? Gediminas. Pavardė? Goda. Goda. Labai įdomi pavardė. Ką ji reiškia? Na, nežinau, niekada nesusimašiau, galbūt grįžęs namo pasidomėsiu. CSDMK, trečioji. Turėtų būti trečioji. Aštuntokas, taip? Taip. Kokioje mokykloje? Taikos progimnazijoje. Radau. Štai, Gediminas Goda. Gediminai, nepatikėsi, šiandien mūsų laukia labai svarbi užduotis. Žygimantas Tikėnas ir Gediminas Goda bus pirmieji pakilę į kosmosą. Kita stotelė – Mėnulis. Neužsiveda. Vitalijau, nežinom, ką daryti. Padangas paspardėm, kapoto dangtį atidarėm, posūkius pajunginėjom, rankinis irgi viskas gerai. Neužsiveda. Tai trūksta žinių apie automobilio sandarą? Ko gero. Einam, aš jūs pamokysiu. Galbūt patys galėsite išsispręsti savo problemas. Na, einam. Tai, Vitalijau, čia yra jūsų darbo vieta. Iš dalies taip. 5 metus dirbau autoservise, o dabar esu profesijos mokytojas. Ir automobilius taisau tik tais savo malonumui. Mes pataikėm ten, kur reikia. Vitalijau, grįžkime į jūsų karjeros pradžią. Iš ko susideda automechaniko darbo diena? Ryte automechanikas, nuėjęs pas meistrą. Pas meistrų. Taip, gauna sugedusį automobilį, nueina jį apsižiūri, tada aišku sprendžia tą problemą. O kiek gali vienas automechanikas automobilių sutaisyti per dieną? Viskas, aišku, priklauso nuo gedimo pobūdžio, bet iš tikrųjų nuo 1 iki 6. Kokie yra dažniausiai pasitaikantis gedimai? Turbūt duslintuvo korozija. Būna ir tokių pasitaikančių gedimų, bet vieni dažnesnių, tai ko gero būtų pakabos tamprių elementų laisvumo atsiradimas arba techninių skysčių prasisunkimo židiniai atsiranda, kuriuos reikia nuo laiko šalinti. Kas čia taip gražiai supynė? Gamykloje. Čia kas? Čia taip vadinama gofra. Tai kokias kategorijos skirstome automechanikai? Mūsų profesinėje mokykloje mes turim 2 pakraipas. Tai yra automobilio elektrikai ir paprasti automechanikai. Tai čia jūsų profesinėje mokykloje, o servisiukė? O servisiukė, tai yra 1 lygio, pavyzdžiui, mechanikas, gali montuoti ratus, tvarkyti stabdžius, keisti kažkokius pakabos elementus. Už tą darbą savo atliekamą gauna tam tikrą atlygį. Pavyzdžiui, 12 litų už valandą. 2 lygio mechanikas gali atlikti tos pačius darbus, kur ir 1 lygio, plus jis jau yra kompetitingas atlikti kažkokius darbus prie automobilio variklio. Keisti diržus, tepalus, mazgų keitimą ir taip toliau. Ir jis jau už tą pačią darbo valandą gauna jau gal kokių ir 20 litų. Bet aukščiausias lygis autoservisuose yra autoelektrikas arba diagnostikas, kuris gali vėlgi atlikti tuos pačius prieš tai minėtus darbus, plus elektrinių sistemų diagnostiką ir remontą. Aišku, jo atlyginimas jau gali būti 2 arba 3 didesnis už to paprasto mechaniko. Gedai, kur? Vitalijau, kas čia kapsi? Čia mes dabar matuojam Common Railo purkštukų nupilamų degalų kiekius. Čia dizelinis variklis. Taip, čia yra dizelinis variklis, paskutinės kartos maitinimo sistema. Vitalijau, noriu paklausti, žmonės įsivaizduoja, kad automechanikai, jie visada sušalę, visada tepaluoti, niekam nereikalingi. Ar galite paneigti šį stereotipą? Ne, iš tikrųjų, automechaniko darbas šiuolaikinio yra ganėtinai švarus palyginti. Ir ypač, kuo aukštesnės jis yra klasės, tuo tas jo darbas yra švaresnis. Tai ar daug pasikeitė automobiliai nuo anksčiau iki dabar? Iš tikrųjų, pirmieji automobiliai buvo sudaryti vien iš mechaninių sistemų ir mazgų. Dabar kiekvienas tas mazgas ir sistema turi savo elektroninį valdymo bloką. Vadinasi, jūs turite neblogai išmanyti ir elektroniką taip pat? Taip. Ir čia bene yra pagrindinis dalykas, kurį reikia išmanyti šiuolaikiniam mechanikui.
Sakykit, mes kai buvom pas suvirintojus, tai jie tokias vat išdaigas krečia savo bendradarbiams, pastato kiaulę, tipo, kad netvarkinga vieta. Ar turi kokių išdaigų automechanikai? Taip, vienas tokių mėgiamiausių automechanikų juokelių, vienas nuo savo kolegai, tai būtų primest papildomai varžtų prie ardomo mazgo ant stalo ir palikti. Ir kai tada jau tas mūsų vargšelis surenka mazgą, pamato, kad jam liko varžtų, labai pradeda sielotis, iš kur jie. Kas čia mums prikapsėjo? Galiu paimti? Taip. Čia ištraukti galiu, ne? Pabandykit. Atsisuk. Išsitraukė čia? Atsisuk. Oi. O Jesu. Kokį automobilį vairuojate? Sidabrinį Lancia Kapą. O kokį automobilį norėtumėte vairuoti? Lancia Tema. Kiek teisių kategorijų turite? 5. Ir į kokį automobilį vis dėlto niekada nesėstumėte? Kuriame nėra sėdinių. Tai kodėlgi vis dėlto pasirinkot būtent šią profesiją? Nuo mažens mane domino automobiliai ir elektrotechnika. O kadangi šiuolaikiniai automobiliai yra to derinys, todėl ir pasirinkau. O kodėl pasirinkot mokytojo darbą? Ar mylit mokytojo darbą? Taip, man patinka užkrėst savo svajonę, savo tą maniją prie automobilių kitus jaunus žmonės. Paklausim pas kokį mokinį, va. Kaip mokytojas Vitalijus? Kaip patys matėt, labai pats gerai savo darbą išmano, geras mokytojas. Griežtas? Ne per griežtas, biški griežtumo yra, bet ne per griežtas. Automechaniko profesija tikrai vyriškas reikalas. Turbūt čia mokosi tik vaikinai. Iš tikro ne. Mes turim daug susidomėjusių panelių, kurios bandė, bet šiuo momentu mokosi tik viena. Vitalijau, patarimai žiūrovams, kad jų automobiliai imtų mažiau kūro. Ir vienas esminis aspektas tai būtų pradėti stabdyti variklių. Kaip matot, važiuojam dabar 2,5 tūkstančio atsukų, nepriklausomai kokiu bėgiu. Taip, yra tam tikras oro suvartojimas, degalai yra paduodami. Bet jeigu mes pilnai atleidžiam droselio sklendę, gazo pedalą, variklis mums sukasi, nes automobilis rieda įjungtą pavarą. Taip, bet degalai nėra paduodami. Oho. Sklinda mokykloje kalbos, nepasididžiuokime, nepasikuklinkime, kad esate gavęs automechaniko Oskarą. Gal galite papasakoti? Iš tikrųjų taip, 2010 metais Euroskills konkurse tarptautiniam jaunųjų specialistų man pasisekė pelnyti 2 vietą. Na, sakykime, ratą ir aš sumontuočiau, bet kokia buvo sunkiausia užduotis? Reikėjo per 1 valandą išardyti variklį, nustatyti, kokios detalės yra blogios, jas pakeisti ir surinkti. O ką veikite laisvalaikiu be automobilių? Domiuosi užsienio kalbom. Kokias jau kalbas esate išmokęs? Lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir anglų. Tai kai išsilaikote kokią vieną teisų kategoriją, išmokstat vieną kalbą. 5 kalbas, 5 teisų kategorijos. Taip. Na tai Vitalijau, kas buvo nutikę mūsų automobiliui? Atlikus diagnostiką, paaiškėjo, kad jūsų automobilis turi vieną mažą trūkumą. Tarpinę. Neapsipilkit. Dovana na automechaniką. Auksinis jūs žmogus, Vitalijau. Automechanikus rengia profesinio rengimo centrai, paslaugų ir verslo mokyklos, amatų žemės ūkio mokyklos bemaž visoje Lietuvoje. Šiuose mokymo įstaigose mokslas trunka 2 metus. Absolventai įgyja profesinio mokymo diplomą. Ypač daug dėmesio skiriama praktiniam mokymui, kuris trunka 48 savaitės. Baigę mokslus, jauni specialistai turi būti pajėgus konkuruoti rinkoje, todėl mokymo įstaigos aprūpinamos šiuolaikinę įrangą, siekiama kurti modernius praktinio mokymo centrus. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bei Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla pagerino mokymo bazę už ES struktūrinių fondų paramą. Parama buvo skirta per Švietimo ir mokslo ministeriją. Automobilių techninio eksploatavimo specialistai rengiami kolegijose. Mokslas trunka 3 metus, įgyjamas bakalauro diplomas. Kauno technologijos universitete bei Vilniaus Gedimino technikos universitete rengiami transporto priemonių inžinieriai. Bakalauro diplomą studentai įgyja po 4 metų, o norintys gilinti žinias transporto srityje per 2 studijų metus įgys transporto inžinierijos magistro diplomą.
Gediminai, antroji šios dienos profesija taip pat labai vyriška, statybų inžinierius. Susitariau susitikti čia, turbūt dabar jie ten darbuojasi, šala vargšelį, žiūrėk dar kokią optimistišką užrašą užsirašė. Gyvenimas yra gražus, la bella la vita. Žygi, o kas ten mojuoja? Ten? O, tengi mūsų inžinierius Saulius. O, ką jis ten daro, įdomu. Einame pas jį. Sauliau, kodėl jūs sėdite čia savo šiltai kabinete, o ne ten su šalmu vaikštote? Na, visų pirma, aš esu ne pastatų inžinierius, ne kelių inžinierius, ne hidraulinių statinių inžinierius, ne aviatorius. Aš esu tiltų inžinierius. Aha, gerai, tada kodėl jūs ne ant tilto, o savo šiltai čia sėdite prie žydinuko? Aš projektuoju tiltus. Rengiau projektus, dokumentacijas, kurie vėliau patenka pas rangovą, statybos vadovą ir jisai, naudodamas mano parengtais brėžiniais, dokumentus šala ir rengia statinius. Vadinasi, iš pradžių pradeda šalti nuo apatinių namo aukštų, paskui pakyli ant tilto, toliau eini į ofisą, kur jau sėdi šiltai su kavos puodeliu rankoje, o paskui belieka tik tai bokštus projektuoti. Ne, taip nėra. Inžinierius baigęs mokslus turi pilną teisę pasirinkti profesiją, kuri jam yra labiau patinkama, sritį tiksliau vadinant. Jeigu jam patinka romantika, laukas, grynas oras, jisai renkasi tas, kas darbai susiję su vadovavimu būtent lauke. Jeigu jam patinka šiltos patalpos, jis renkasi projektuotojo darbą. Kompiuterį. Taip. Nes ten gali ir į Facebooką įlysti. Pradžioj minėjau, kad tai yra labai vyriškas darbas, tačiau turiu dabar visų atsiprašyti ir turiu atsiprašyti jūsų. Matome moterį. Pasakykit, ar moteris dažnai sutinkamos šiame vyriškame darbe? Na, manyčiau, kad tai nėra dažnas reiškinys. Tačiau mūsų grupėje buvom 4 merginos, bet manau, kad moteris ne ką prašiau gali susidoroti su šiuo, kaip jūs minėjot, vyrišku darbu. Turbūt esate labai mylima, kiekvieną rytą matau gėlių atneša kolegos. Tai žinoma, jūs pažiūrėkit, kiek daug vyrų. Tai ką daro Sauliau projektuotojai? Projektuotojai pirmiausia gavę užsakymą atlikti rekonstrukciją, remontą arba naują statybą, susipažįsta su aplinka, būtent toje vietoje, kur stovės tiltas. Tada gavę šitą visas duomenis, jie rengia projektą. Paruošia priešprojektinius pasiūlymus, pristato tos pasiūlymus atitinkamiems suinteresuotiems asmenims, kurie priima sprendimą, kaip tas tiltas turėtų iš tikrųjų atrodyti architektūriškai. Po to skaičiavimai, projektavimas, pagal skaičiavimus braižinių darymas ir kitos dokumentacijos rengimas. Sakykite, jeigu projektuojate, tai daug braižote, bet nematau nei liniuočių, pieštukus matau, bet liniuočių nematau. Šiais laikais braižytojus pakeitė kompiuteris. Anksčiau būdavo didžiuliai cechai braižytojų, kurie perbraižydavo ir rengdavo brėžinius. Dabar to viso nereikia, užtenka vieno kompiuterio. Vadinasi, turite būti geras informacinių technologijų specialistas. Nebūtinai. Užtenka tiesiog būti gerai susipažinusi su tam tikrom specialiom taikomosiom programom. Ir vis dėlto netikiu, kad visi tie X-ai ir Y-ai telpa vieno inžinieriaus galvoje. Jūs darbą dalinatės. Šiaip yra pagrindinis inžinierius, kuris turi viską suvaldyti, sukontroliuoti savo galvoje. O yra žemesnės pakopos inžinieriai, pradedantieji. Jiems išdalinamos yra paprastesnės konstrukcijų dalis, su kuriuom jie dirba ir rengia brėžinius. Jie daro kavą vyresniems. Ne. O po to jau, kai viską suprojektuojate, pasiemate degtukų dėžutę, ko gero ir ne vieną, ir klijuojate, kaip tas tiltukas turėtų atrodyti, tas projektas. Čia daugiausiai yra taikoma architektams. Jie būtent rengdami tos priešprojektinius pasiūlymus dažniausiai žaidžia su degtukais. O su degtukais žaisti nevalia. Jaučiu, šiandien mano laimingoji diena. Turi monetą? Laukit. Užteks? Užteks. Užteks. Esame Karoliniškėse ant Sauliaus suprojektuoto tilto. Na, Sauliau, kaip gimė šitas tiltas? Na, tiltas gimė sunkiai iš pradžių, nes buvo naujas konstrukcijos, naujas įsisavinimas. Čia, kaip matom, yra vantinis kabamasis tiltas. Pasaulyje šitokie tiltai gana dažnas reiškinys, nes jie perima didelius tarpatrumius ir yra pakankamai ekonomiški ir plus gražus. Ir kiekgi tokių grožių galima grožėtis? Aš išversiu jo klausimą, kiek tiltas gyvena. Inžinierius projektuoja į 100 metų. Per tą savo laikotarpį jis turi būti kelis kartus, aišku, paremontuotas ir prižiūrimas. Gal plačiau apie šio tilto statybą. Kaip čia viskas vyko? Jisai buvo sukarpytas dalimis, atvežtas, surinktas ant pastolių, po to sujungtas, įrengti vantai, įtempti. Kas vantai, kas yra vantai? Vantai tai vat... Užpilt vandens ant akmenų, ne vantas? Ne pirties elementas. Čia lynas, būtent, kuris
susidaro iš smulkių metalinių vielučių. Jos ir laiko pagrindinės tilto konstrukcijas. Supratau. Bene 3 žemiausi Vilniaus tiltai. Baltasis tiltas, kur mes stojame, žaliasis tiltas, kuris matosi, ir Karaliaus Mindaugo tiltas, kurio mes nematome. Kokie jų tipai? Tipai, galbūt, sakėm, patys paprasčiausi ir pirmykščiai tipai. Baltasis tiltas yra nekarpytos perdangos, sijinis tiltas. Žaliasis yra sijinis tiltas su atasvarom. Ir Karaliaus Mindaugo tiltas yra arkinis. Kadangi esame ant baltojo tilto, gal daugiau apie jį. Kodėl jis nekarpytas? Kodėl jo nesukarpė? Baltasis tiltas yra nekarpytas dėl to, kad tiesiog jo perdanga yra vientisa. Atramos neįtakojo būtent to perkirpimo. Na ir įdomus toks faktas tik tiek, kad jį bandant, paprastai tiltus bandant visada daro dviejų tipų bandymų, statinį ir dinaminį. Tai va, darant dinaminį bandymą, kariškiai žingsniavo kojon ir tiltas pastebimai ėmė smarkiai siūbuoti. Buvo greitai stabdoma būtent jų žygiavimas, kad nedaug dievė tiltas nesugriūtų. Tai kągi mėgstate veikti laisvalaikiu, vaikštote savo statytais tiltais? Laisvalaikiu mėgstu praleisti laiko prie savo akvariumo, stebėti žuvytės. Ar esate akvariume pastatęs tiltą? Ne, dėja neteko, per mažas akvariumas. Gal kokį hobį turit? Taip, man patinka IT sritis kaip hobis. Gal daugiausiai domiuosi tinklų konfigūravimu, šiek tiek puslapių kūrimu domiuosi. Žvelgiame į kitą tiltą esantį už 500 metrų. Ką galėtumėte papasakoti apie jį? Na, čia yra tas populiarus žaliasis tiltas. Kaip jau minėjau, jis turi galuose savo krantinėse atramos atsvaros. Tai yra kaip tos skulptūros. Ne pačios skulptūros, viduje yra specialūs svoriai ir tvirtinimai. Būtent tiltas kaip svarstyklės gale yra tempiamas žemyn, kad viršus kiltų į viršų. Iš principo tai yra paprastas sijinis tiltas. Ko žmona užsiema jūsų? Na, šiaip jos sritis darbo yra atvykstamojo turizmo vadybininkė, bet šiuo metu augina mažą sūnelį. Gerai, kiek uždirbate? Nesakysiu. Kodėl? Daug uždirbat? Daug. Na ir Karaliaus Mindaugo tiltas. Kas ten per įdomybės? Pats tiltas jis užmontuotas labai įdomiai. Vienas tilto galas buvo surinkamas ant pontonų, kitas ant geležinkelio bėgių. O, atsiprašau, pontonai tie kas tokie? Tai toks kaip ir plūduras. Tai va, išpumpavus iš pontonų vandenį, buvo tilto galas pakilo ir jisai buvo perplukdytas per nerį. Pamenu, negilioje senovėje toksai legendinis lakūnas Jurgis Kairys praskriejo po tiltais ir netgi žemyn galvą, drebėjo širdelę tiltų inžinieriams. Dėl tilto ne, dėl Kairio taip. Leiskit atspėsiu, Sauliau, jūsų ir visų turbūt tiltininkų mėgstamiausią dainą. Nu, pabandykit. Kam sudeginai tu, visi žiūrėjo kartu, į tiltus, viskas buvo ne taip, ne. Taip viskas buvo netikra. Įgyti statybų inžinieriaus specialybę galima Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir kitose kolegijose. Per 3 metus įgyję profesinio bakalauro diplomą absolventai gali projektuoti ir eksploatuoti kelių, oro uostų, tunelių, pastatų konstrukcijas, taip pat organizuoti darbus įvairiuose statybos objektuose. Pasiryžę įgyti universitetinio bakalauro diplomą būsimieji inžinieriai turėtų rinktis studijas Klaipėdos, Šiaulių universitetuose bei Kauno technologijos ar Vilniaus Gedimino technikos universitetuose. Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos fakultetas didžiausias Lietuvoje ir antras pagal dydį Europoje, o tokia statybinių konstrukcijų laboratorija yra viena didžiausių ir moderniausių statybos inžinerijos srities mokslinių tyrimų laboratorija visame Rytų Europos regione. Kauno technologijos universitete ir Vilniaus Gedimino technikos universitete už ES struktūrinių fondų paramą per Švietimo ir mokslo ministeriją atnaujina studijų programas grindžiamas inovatyviais mokymo metodais ir skatinančias tarptautinį bendradarbiavimą. Du studentai vyrai grūmėsi dėl vyriškiausios profesijos vardo. Jų ginklas – kartingas. Jų tikslas įveikti kuo greičiau vieną ratą. Kad konkurencija būtų didesnė, mes su Gediminu prisijungsim prie jų. Bet prieš tai, kai kas sako, kad jo sąnariai hidrauliniai, virvės traukimėjais nugalėjo 250 arklių Latvijoje. Jo vardu pavadintas oro uostas. Leiskite jums pristatyti Stygą. Jo laikas – 42 sekundės. Pralenkti neįmanoma, stengtis kuo mažiau atsilikti. Šiandienos favoritas, laidų vedėjas
Žygis Stakenas. 1, 2, 3. Adai, kai buvai 8-tokas kaip ir aš, ar jau žinojai, ko nori būti užaugęs? Ne, nežinojau. Manau, kad pirmą kartą pagalvojau, jog būsiu statybos inžinierius tik tai pusę metų likus iki mokyklos baigimo. Kuo suvilioja ši profesija? Na, žinau, kad ši specialybė yra perspektyvi, kad yra daug galimybių įsidarbinti, bet to tai yra iššūkis protui. Nėra taip lengva studijuoti statybos inžineriją. Pavyzdžiui, neseniai darėm tiltų iš makaronų statymo varžybas, kurių metu studentai varžosi, kuris iš pastatytų tiltų atlaikys didesnį svorį. Mūsų pirmose varžybose tai 1 kg sveriantis tiltas atlaikė 22 kg svorį, bet žinau, jog pasaulio rekordas yra apie 400 kg. Tai mums dar yra kur stengtis ir siekti. Žygis Stakenas, minutė ir 5 sekundės. Statybų inžinierius Adas Meškėnas. 1, 2, 3, pradedam. Adas. Įdomiai važiuoja. Neblogai eina. Jisai viadukais labai turbūt greitai lekia ir tiltais. Kaip galvoja automechanikė, kaip čia jam seksis? Už mane tikrai geriau nepasirodys. Aš žinau, automechanikas tai turbūt bus pirmas. Šiaip laikas nėra geras laikas. Tai jisai grįžta, Adas grįžta ir jo laikas 1 minutė 8 sekundės. O dabar važiuoja mūsų laidos herojus Gediminas Goda. 1, 2, 3, važiuoja! Startas nėra labai geras, tačiau aš tikiu juo. Aš juo tikiu! Aš tavim tikiu! Kaip tu galvoji tapti automechaniku? Paprasčiausiai, kyla ir tapu. Man labai patinka krapštytis prie automobilių, juos ardyti, surinkti. Paprasčiausiai tai yra vos ne hobis. Kiek teorijos, kiek praktikos profesinėje mokykloje? Aš kaip pirmakursis girdėjau, kad teorijos yra maždaug 30%, o visą kitą sudaro vien praktika, 70% praktikos. Kaip manai, ar sunku bus susirasti darbą baigus mokslus? Nemanau, jeigu tu esi geras specialistas, tave pasirinks bet kuris firmos direktorius, pas kurį tu kreipsiesi dėl darbo. Nes visi važinėja, mašinos eina naujin, vis daugiau elektronikos ir visą kitą. Labai mėgstu šitą klausimą tūkstantmečio vaikose užduoti. Kaip įsivaizduoji, kuo būsi po 20 metų? Nežinau, galbūt direktorius, galbūt kokios naujos firmos direktorius. Arba išrasi naują automobilį. Oho, Gediminui nelabai sekasi, bet ko iš jo norėti, jis yra tik 8-tokas, tačiau jo laikas yra 1 minutė 27 sekundės. Kągi kitas mūsų dalyvis Rolandas Mičelis, automechanikos studentas. 1, 2, 3, važiuojam! Man atrodo, automechanikas tai gerai pavarys. Įgimta, žiūrėk. Eik, tu savo kaip eina. Ai, koks posukiukas. Rūksta dūmai iš papadangų. Rūksta dūmai ne tik iš papadangų, bet ir iš pakombinezono. Grįžta Rolandas, štai jį užmeta ant posūkio. Ir jo laikas tikrai neblogas. O mes stabdom. Jo laikas 1 minutė 1 sekundė. Ateities profesijos taurės rezultatai. Statybų inžinierius Adas Meškėnas. 3 vieta. Žygimantas Stakenas. 2 vieta. Ir taurės nugalėtojas automechanikas Rolandas Mičelis. Moksleivis Gediminas Goda dėja liko paskutinis, bet jis juk dar tik 8-tokas. Valio. O palik, Gediminai, čia mano mėgstamiausia laida. Šiandien popietėje su ekspertu mes su jumis aptarsime, kokių profesijų Lietuvoje vis dar labai trūksta. Civil-Line duomenimis šią dieną Lietuvoje labiausiai trūksta pardavimų vadybininkų, programuotojų ir tolimųjų reisų vairuotojų. Duok kritelį, žiūrėk ir mokykis. Labiausiai trūksta pardavimų vadybininkų, kurie moka, geba pardavinėti. Ypač pardavinėti techninius sprendimus, inžinerinius sprendimus arba įrenginius. Tai yra pardavimų vadybininkai su techniniu išsilavinimu arba techninė patirtimi. Programuotojų, kurių Lietuvoje šiaip yra daug, bet jų vis dar trūksta. Nes mūsų draugai investuotojai iš užsienio jiems davė ir duos darbo. Jų visą laiką reikės. Duosiu per nagus 1 kartą. Ir kelintokas. Transporto žmonių.
Tolimųjų reisų vairuotojų vis dar trūksta. Gyvename tranzito šalyje. Matyt, dėl to jų visą laiką reikės. Kol bus kelių. Lietuvos darbo biržos duomenimis šiuo metu yra net 14 000 laisvų pardavėjų darbo vietų. Yra beveik 9 000 laisvų darbo vietų sunkvežimių vairuotojams, 6 000 laisvų darbo vietų dažytojams, 4 000 laisvų darbo vietų siuvėjams, siuvinėtojams. Darbo yra. Džiugu pastebėti, kad pasaulyje darbo rinkos tendencijos yra tokios pat kaip ir Lietuvoje. Matai kaip gerai šneka? Nu gal ir nieko. Šiandien popietėje su ekspertu tiek. Susitiksime po savaitės 17:15 sekmadienį. Laidą remia